Šiandienos vaizdo įrašą remia Incogni. Apie juos po minutės. Ar mes dabar gyvename trečiajame pasaulinėme kare, ar tiesiog skaičiuojame laiką iki jo? O galbūt galime jo visiškai išvengti. Žiūrėkite, pasauliniai karai laimiai vyksta taip retai, kad bandyti juos aprašyti kaip socialiniam mokslininkui yra beprasmiška užduotis. Ateityje visuomeniai teks nuspręsti, jei ji dar egzistuos, kas yra pasaulinis karas. Galbūt jie nurodys Irano karą kaip jo pradžią. Galbūt jie perkels pradžią į Rusijos invaziją į Ukrainą, nes tai buvo pirmasis frontas. Galbūt jie bus drąsesni ir viską pradės skaičiuoti nuo Rusijos Krymo aneksijos. Ir tai yra tiesa. Aš nerodau šio dabartinių kovos linijų žemėlapio vien todėl, kad jis įdomus vizualiai, nors taip ir yra. Aš tai darau, nes tai kažką parodo. Pažiūrėkime į Rusiją. Rusija kovoja Ukrainoje, gaudama Shahed dronų technologiją iš Irano, paskolintus karius iš Šiaurės Korėjos ir šiek tiek pasyvesnę prekybos pagalbą iš Kinijos. Iranas dalį pajamų, gautų pardavus ginklus Rusijai, investavo į savo remiamas grupuotės aplink Izraelį, tai prisidėdamas prie spalio 7-osios atakos. Tada Jungtinės valstijos padidino karinę pagalbą Izraeliui, kad paremtų karą Gazoje. Prabėgus keliems metams, prie viso to prisideda ir karas Irane. Rusija atsilygino Teheranui, suteikdama dronų pagalbą. Ir jei jau ima atrodyti, kad esame tarsi fliperio aparate, Jungtinėms valstijoms kovoje padėjo daugybė arabų sąjungininkų, o tada Ukraina pradėjo padėti toms šalims su jų dronų gynyba. Taigi, taip, tai yra pasaulis kare. Tačiau vienas dalykas, kuris neabejotinai paverstų tai plačiai pripažintų pasauliniu karu, yra aiškiai matomas kitoje pasaulio pusėje. Kinijos liaudies Respublikos invazija į Taivaną. Tai visada buvo pagrindinis įvykis ir jis pastatytų dvi stipriausias pasaulio kariuomenės į tiesioginę kovą viena su kita. Kai visų dėmesys yra labai sklaidytas, lengva nepastebėti šio susirūpinimo. Tačiau Kinijos liaudies Respublikos priartėjimas prie Taivano teritorinių vandenų tapo kasdienybę saloje gyvenantiems žmonėms. Tai taip pat yra priežastis, kodėl nacionalinio saugumo specialistai taip nerimauja dėl šios situacijos. Todėl atgalinis skaičiavimas iki to, kas nebejotinai būtų vadinama trečiuoju pasauliniu karu, priklauso nuo to, kada Pekinas nuspręs kirsti sąsiaurį. Savo ruožtų jau nebeapsiribojame vien klausimu, kodėl Kinijos liaudies Respublika galėtų tai pasielgti. Dabar turime pereiti prie konkretesnio laiko grafiko nagrinėjimo, atsižvelgiant į tai, kas vyksta pasaulyje. Taigi, likusioje šio vaizdo įrašo dalyje svarstysime 4 galimybės. Viena iš jų – optimistinis požiūris. Niekada. Už tai dėkokite karo kainai. Tada pereisime prie labiausiai tikėtino karo scenarijaus, kuris buvo prieš visą šią Irano istoriją. Invazija per artimiausius 4 metus, kurią paskatins Kinijos liaudies Respublikos demografinis nuosmukis. Trečia, pereisime prie aštresnių dalykų ir išanalizuosime, kaip karas su Iranu galėtų paspartinti tuos planus, nes iš tikrųjų visas mūsų pokalbis vyksta Irano šešėlyje. Ir galiausiai pažvelgsime giliai į ateitį ir pamatysime, kaip visiškai kitoks mechanizmas galėtų sukelti tą pačią galutinę problemą. Žiūrėkite, kartais tiesiog reikia atsilošti ir pasijuokti iš to, kiek mažai galime kontroliuoti šią situaciją. Bet man sprendimas šiai problemai yra kontroliuoti tai, ką galiu. Ir vienas dalykas, kurį gali kontroliuoti, yra tai, kiek tavo privačios informacijos tiesiog yra internete. Čia ir pasirodo šiandieninio vaizdo įrašo rėmėjas Incogni. Jie bus tavo sąjungininkai painiame duomenų brokerių tinkle, padėsiantys sumažinti tavo skaitmeninį pėdsaką ir taip sumažinti tikimybę, kad kas nors galėtų tave surasti ar panaudoti tavo asmeninę informaciją paskoloms tavo vardu imti. Ir nors tavo priešai gali neribotai bendradarbiauti prieš tave, Incogni siūlo neribotą planą. Tai leidžia tau pateikti individualias pašalinimo užklausas, kurias jie vėliau įvykdys. Taigi, susigrąžink savo asmeninius duomenis, eik į incogni.com / William Spaniel ir naudok nuolaidos kodą William Spaniel, viskas vienu žodžiu, kad gautum 60% nuolaidą metiniam planui. Ir dar kartą ačiū Incogni už tai, kad rėmė šiandieninį vaizdo įrašą. Gerai, pabūkime optimistais akimirkai ir aptarkime, kodėl galėtume visiškai išvengti trečiojo pasaulinio karo situacijos.
Karas yra brangus, o kai kalbame apie JAV ir Kinijos konfrontaciją, galime susidurti su mastu, kokio nematėme nuo 40-ųjų metų. Pagrindinis ginčo klausimas yra Taivano suvereniteto lygis. Idealiame pasaulyje Taivanas norėtų laisvai reikštis. Kinijos liaudies Respublikos idealiame pasaulyje Taivanas būtų tiesiog žemyninės dalies užjūrio provincija. Naudosime salos ilgį kaip Taivano nepriklausomybės matą. Kuo aukštesnė linija, tuo laimingesnis Taipėjus. Jei Pekinas kada nors nuspręstų įsiveržti, yra tikimybė, kad planas pasiteisins ir Kinijos liaudies Respublika pasieks savo tikslą. Ir yra tikimybė, kad planas žlugs, o Taivanas darys, ką nori, žinodamas, kad Pekinas jau nebegali nieko dėl to padaryti. Atsižvelgus į šias galimybės, taip pat į įvairias aklavietės, kurios galėtų susidaryti, gauname vidutinį rezultatą, kuris teoriškai atrodytų taip. Aš dedu tai pačiame centre, nes taip man vizualiai lengviau daryti visą kitą. Bet atminkite, kad tai pareikalaus didelės žmogiškosios kainos. Be to, bus milžiniška finansinė kaina, nes puslaidininkių gamybos pabaiga sužlugdys pasaulinės tiekimo grandines. Be to, Pekinui kils politinė problema dėl visų tėvų, kurių vienintelis vaikas žuvo kare. Jums net nereikia svarstyti branduolinio aspekto, kad visa tai taptų katastrofa. Jei tas aukas įvertinsime pagal tai, kiek Pekinui svarbi Taivano kontrolė, tuomet tarpas tarp baltos ir raudonos linijų parodo, kaip sostinė įskaičiuoja karo kaštus. Tai paverčia tikrą raudoną liniją perkeltinę raudoną liniją derybose. Jei Taivanas kada nors nustatytų nepriklausomybės politiką aukščiau nei ši riba, Kinijos liaudies Respublikai karas atrodytų patrauklesnis nei leisti tam tapti nauja norma. Tuo tarpu Taivanui galioja tas pats, tik į kitą pusę. Taipėjus neleis Pekinui sukurti situacijos, kurioje jo faktinė nepriklausomybė nukristų žemiau tos ribos. Didžiausias šių kaštų privalumas yra tas, kad jie skatina šalis derėtis dėl sprendimo, kuris nesukeltų karo. Ir iš tiesų taip vyksta praktikoje, arba bent jau taip buvo iki šiol. Taivanas veikia kaip de facto nepriklausoma valstybė, tačiau yra atsargus ir stengiasi neperžengti ribos, kad neišprovokuotų karo iš Pekino pusės. Ir jei tai būtų viskas, dėl ko turėtume nerimauti, arba jei karo kaina būtų itin didelė, galėtume lengviau atsikvėpti. Pavyzdžiui, Taipėjuje nėra karo. Deja, yra daugiau dalykų, dėl kurių turime nerimauti. Net dar prieš įvykius Irane, nacionalinio saugumo bendruomenė labai nerimavo dėl to, kas gali nutikti po kelių metų. Kad pateikčiau jums trumpą šios istorijos versiją, o ne 90 minučių, kurią jau kartą aptarėme, Kinijos liaudies Respublikos vieno vaiko politika buvo šiek tiek per daug efektyvi ir dabar žemyninė Kinija susiduria su demografinė krize. Laikotarpis, kai invazija dar galėtų būti įmanoma, pamažu baigėsi. Taigi, pagal šią teoriją, karas turi įvykti arba greitai, arba niekada. Tai paneigtų ankstesnę optimistinę išvadą, nes dabar daroma prielaida, kad galia laikui bėgant keičiasi. Tokie pokyčiai gali pakeisti sąnaudų skaičiavimus, jei žemyninės dalies galia taip sumažės, kad Kinijos liaudies Respublika šiandien, net ir įskaitant sąnaudas, galėtų gauti daugiau kovodama, nei geriausia, ką ji galėtų pasiekti ateityje. Pekinas puikiai žino apie šį susirūpinimą. Prieš daugelį metų ji nustatė 2027 metus kaip terminą, iki kurio liaudies išlaisvinimo armija turi būti pasirengusi invazijai. Dažnai tai klaidingai suprantama kaip oficialus tikros invazijos planas, nors taip nėra. O naujausios žvalgybos ataskaitos rodo, kad invazija turės būti atidėta dar keleriems metams. Pagrindinė problema yra ta, kad jums reikia desantinių laivų, kad, žinote, iš tikrųjų išsilaipintumėte Taivane. 2025 metų lapkritį liaudies išlaisvinimo armija turėjo galimybę perkelti tik apie 20 000 karių. Skaičiavimai, kiek karių reikėtų sėkmingai invazijai, svyruoja nuo 300 000 iki 1 milijono. Pekinas bando išspręsti šią problemą. Iš tiesų, Kinijos liaudies Respublika dabar sudaro apie 53% pasaulinės laivų statybos pajėgumų. Taigi, Kinijos liaudies išlaisvinimo armijos karinio jūrų laivyno planas yra stebėti, kaip Jungtinės valstijos išsenka Irane, pastatyti pakankamai laivų ir tada įsiveržti, kol Kinijos demografinė padėtis visiškai nepablogėtų. Žinoma, tai būtų gera žinia palyginti su trečiuoju variantu – invazija šiais metais.
Laimė tai yra mažiausiai tikėtinas variantas. Tačiau vis tiek aptarkime, kas turėtų įvykti, kad tai taptų realybę. Iš esmės, tam prireiktų didžiulės žvalgybos nesėkmės iš Jungtinių valstijų pusės. Tai, ką tik aptariau apie desantinius laivus, turėtų būti netiesa. Pastatoma daugiau, o Pekinas yra pasirengęs perimti civilius laivus, kad užbaigtų darbą. Pridėkite prie sąrašo dar vieną žvalgybos klaidą apie žemyninės Kinijos raketų pajėgas, kenčiančias nuo korupcijos problemų. Ir kalbant apie korupciją, taip pat pridėkite korupcijos kaltinimus, kitaip tariant, užmaskuotus valymus, kuriuos Si pradėjo prieš aukščiausius karinius vadus. Galbūt visa tai nėra taip svarbu, nepaisant to, kad asmuo paskirtas reformuoti korumpuotas raketų pajėgas pats buvo pašalintas dėl korupcijos. Juokinga, bet būtent tai nutiko ir tam vyrui, kurį Kremlius paskyrė kovoti su korupcija Rusijos ginkluotosiose pajėgose po Gruzijos karo. Bet kuriuo atveju priežastis, kodėl Kinijos liaudies respublika gali norėti paskubinti darbą, yra Irano karas. JAV ginklų atsargos buvo mažos dar prieš prasidedant oro kampanijai, o dabar jos dar mažesnės. Kongresas skirs lėšų, kad būtų sukauptos dar didesnės atsargos nei prieš karą. Tačiau tam reikia laiko. Pekinas gali rinktis pusiau paruoštą invaziją, jei susidurs su dar mažiau pasiruošusia gynyba. Jei Pekinas iš tiesų taip masto, galime dar labiau susiaurinti galimą laikotarpį. Oras Taivano sąsiauryje dažnai būna prastas. Rūkas, musonai ir banguota jūra gali sutrikdyti bet kokias desanto pajėgas. Vieninteliai santykinai ramūs mėnesiai yra balandis, gegužė, spalis ir lapkritis. Balandžio ir gegužės laikotarpis Pekinui nesuteikia pakankamai laiko paruošti operaciją. Tai reiškia, kad šiais metais reikėtų stebėti spalį ir lapkritį. Vienas dalykas, kurį verta paminėti. Plačiai manoma, kad viena iš JAV noro pradėti karą su Iranu priežasčių buvo siekis vėliau susilpninti Teherano gebėjimą priešintis. Juk karas dviem frontais būtų didelė problema, jei Kinijos liaudies respublika kada nors peržengtų sąsiaurį. Faktas, kad Jungtinės valstijos nusprendė tai pasielgti, rodo, jog privačioje informacijoje sklindančioje Vašingtone teigiama, kad Kinijos liaudies respublika tikrai dar nėra arti pasirengimo. Todėl tai buvo tinkamas metas Jungtinėms valstijoms pulti Iraną, jei manėte, kad Iranas iš tiesų yra našta. Ta informacija gali būti klaidinga, o JAV nuostoliai gali lemti, kad ji taps klaidinga. Tačiau bent jau prieš kelis mėnesius atrodo, toks nebuvo JAV vertinimas. Galiausiai yra tikimybė, kad visa tai įvyks kitą dešimtmetį. Galbūt dėl to pavyks išvengti Trečiojo pasaulinio karo pavadinimo, o gal Kremlius pasinaudos progą įsiveržti į Europą. Juk iki Rusijos ir Ukrainos karo pabaigos bus praėję nemažai laiko. Kremlius bus prižiūrėjęs Rusijos ginkluotųjų pajėgų atnaujinimą ir tikėsis, kad jų patirtis Ukrainoje leis jiems dominuoti prieš bet kurią Europos kariuomenę, kuri bandys jiems pasipriešinti. Ramedžiame vandenyne šįkart problema yra sudėtingesnė. Kinijos liaudies respublika leidžia demografiniams pokyčiams vykti be invazijos. Tačiau tuo tarpu puslaidininkių gamyba persikelia per ramųjį vandenymą. Tai iš tikrųjų jau vyksta. Bendrovė Taiwan Semiconductor Manufacturing Company steigia savo padalinį Arizonoje. Šioje numanomoje ateityje Jungtinės valstijos jau nebėra priklausomos nuo Taivano išlikimo dėl aukštos klasės laivų. Kadangi ekonominis tarpusavio priklausomumas jau nebeturi tokios reikšmės, Kinija pastato visus prieš įvykusį faktą. Vieną dieną tiesiog užima salą, beveik nieko nepaaiškinusi. Tai būtų futuristinė Krymo aneksijos versija, jei norėtume palyginti. Yra viena nedidelė problema. Būsimasis JAV prezidentas iš tikrųjų nori apsaugoti Taivanį, nepriklausomai nuo ekonominių rūpesčių dėl puslaidininkių. Pekinas neteisingai įvertino Vašingtono ryžtą kovoti, todėl vis tiek galiausiai įsiplieskė karas. Šis scenarijus labai atitiktų ilgametį Kinijos liaudies respublikos veikimo būdą. Nedarykite nieko, kas galėtų sukelti sumaištį, o vėliau, kai ateis tinkamas laikas, pasinaudokite susidariusią situaciją. Ir Kinijos žvalgyba gali būti visiškai teisi, jei abejingas prezidentas nesiryžta priešintis, o šalys išvengia Trečiojo pasaulinio karo. Taivanas dingsta iš žemėlapio, bet matyt tai yra salos problema, o ne Jungtinių valstijų. Arba mes įsiveliame į didelį karą, nes Kinijos žvalgyba suklydo. Bet juk tokios klaidos niekada neįvyksta, tiesa? Taigi, kokias pagrindinės mintis išsinešame šiandien?
Karo kaštai turėtų mums sukelti prielaidą, kad Kinijos Liaudies Respublika ir Taivanas gali išvengti brangaus karo vienas prieš kitą. Deiže, besikeičianti jėgų pusiausvyrą privertė daugelį stebėtojų nerimauti, kad invazija gali tapti neišvengiama po kelių metų. Gali būti, kad Irano karas gali paspartinti tuos planus. Arba Pekinas palauks tinkamo momento, bandys įvykdyti invaziją po 10-mečio ir tikėsis, kad Jungtinėms valstijoms jau neberūpės Taivanas tiek, kad jos ateitų salai į pagalbą. Dėkoju Ohajo universiteto žmonėms, kurie turėjo ištverti šio vaizdo įrašo juodraštį. Jų universitetas turi nuostabų miestelį. Taip pat dar kartą dėkoju Incogni už šio vaizdo įrašo rėmimą. Apsilankykite incogni.com / William Spaniel, kad gautumėte puikų pasiūlymą apsisaugoti. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, prašau paspauskite patinka, pasidalinkite ir prenumeruokite. Ir pasimatysime kitą kartą. Laikykitės!